Kodėl skysto azoto negalime transportuoti lifte? Jeigu liftas veikia gerai ir skystas azotas yra tam skirtame inde, galbūt nieko neatsitiktų. Na, bet jeigu liftas sugestų ir šis skystis netyčia išsipiltų, galėtų atsitikti kažkas blogo. Štai čia mes turime lifto imitaciją su 3 žvakutėmis. Šios žvakutės reprezentuoja žmonių galvas. Uždėkime tas galvas. Na, o dabar įdėkime azotą. Vienas atviras indas ir antras atviras indas. Jeigu matote, žemiausia žvakutė jau užgeso iš karto. Štai užgesta ir antra žvakutė. Ir dabar kildamas azotas ir pildydamas terpę turėtų ilgainiui užgesinti ir mūsų trečiąją žvakutę. Taigi, azotas garuodamas, jeigu išsipila lifte, po truputį pripildo liftą skysto azoto garų. Kadangi azoto garai yra šalti, jie sėda ant žemės ir po truputį pildo liftą, kol išstumia orą ir visą reikalingą mums deguonį pro lifto viršų. Ir tuomet mūsų keleiviai uždūsta, ne kažką.